Klaipėdoje auga naujoji biliardo pažiba. 9-metis Kęstutis Žadeikis jau 4 metus į rankas kasdien ima biliardo lazdą ir jau yra vienas iš 10 geriausių uostamiesčio žaidėjų. 9 metų sportininkas jau nugali už save 5 ar net 6 kartus vyresnius varžovus ir yra laimėjęs ne vieną suaugusiųjų turnyrą. Biliardininko tėtis taip pat Kęstutis Žadeikis sako, jog sūnus lazdą paėmė į rankas dar tuo met, kai dėl mažo ūgio dar net nematė, kas gi dedasi ant stalo. Prieš kokius jam 5-6 metai buvo. Buvo klube, pašto klube buvo biliardas, ateidavo, mes žaisdavom ir jisai visą laiką prie to stalo lįsdavo ir bandydavo lošti. Dar nedasiekdavo dar stalo, galva iš po stalo nebuvo išlindus, jau bandydavo žaisti. O paskiau, kai persikėlėm čia biliardinę, kai pasiėmėm, tai jisai čia vos ne kiekvieną dieną pabėga, po pamokų prabėga ir žaidžia jisai. Kuprinę numeta ir lošia. Jaunasis talentas labiausiai mėgsta rusišką biliardą, nors ir žaidžia kitas biliardo rūšis. 9-metis jau dalyvavo ir suaugusiųjų čempionate, kur pralaimėjo būsimajam finalininkui, tačiau sulaukė begalės aplodismentų už gražius smūgius. Sportininkas pripažįsta, jog jam sudėtingiausia žaisti prieš vyresnius. Su bendraamžiais jam problemų nebekyla. Sunku. Kodėl? Nes jie geriau žaidžia. Bet tau pasiseka juos žaisti? Kartais jo. Kuklus ir nešnekus jaunasis biliardo meistras atgyja prie stalo. Labiausiai jam patinka pasiųsti taip vadinamą savą kamuolį į biliardo stalo kišenę. Tėtis tvirtina, jog sūnus gali būti geras sportininkas, jei jam nedings noras gainiuoti biliardo kamuolius. Jeigu noras nepraeis pas jį toksai žaisti, žaidimui išliks, tai bus gerai, viskas tvarkoja. O dabar tai jisai dega, to norų jau dega kokie keli metai, nėra taip, kad jisai čia būtų atėjo pažaidė kelis kartus ir viskas, ir jam nusibodo nuvėjo. Tai jam patinka. 8-ąjį reitingą Klaipėdoje turintis 9-metis per dieną prie biliardo stalo praleidžia mažiausiai po 3 valandas. Moksleivio atostogų metu žaidžiant prabėga ir visą dieną. Sportininkas tvirtina, jog svajoja tapti Lietuvos čempionu ir žino, kaip tai pasiekti. Daug treniruotis.